Investuokite į akcijas ir ETF su Admirals ir niekada nepraleiskite rinkos judėjimų. Paverskite savo investavimo idėjas realybę. Jūs nusprendžiate, į kurią įmonę investuoti, kada laikas pirkti, o kada parduoti. Registruokitės šiandien. Labas, čia šią savaitę 2 protinių dantų netekusi Eglė, o tiek žinių pradėsiu nuo karo Izraelyje naujienų. Izraelis toliau pliekia Gazos ruožą ir medžioja teroristus, žuvo aukšto rango Hamas teroristė Jamila Al-Shanti. Nukautas liaudies pasipriešinimo komiteto karinio sparno vadas Rafatas Abu Hilalis. Sunaikinta šimtai Hamas infrastruktūros objektų bei apšaudytos Hezbollah pozicijos Libane. Bet Hezbollah perspėjo, kad yra 1000 kartų stipresnė nei anksčiau. Tad JAV spaudžia Izraelį nepradėti karinės kampanijos prieš šią grupuotę, kad neišplistų karas. Iškėjo daugiau detalių dėl sprogimo ligoninėje. JAV nacionalinio saugumo taryba pareiškė, kad Izraelis nėra už jį atsakingas. O skubotas naujienos paskelbimas papiktino Izraelį. Hamas set up a trap and the international media fell for it. Kita vertus, pirmieji pranešimai buvo iš premjero Netanyahu visuomeninio padėjėjo Naftali. Jis pranešimą ištrynė, tačiau Reuters jau buvo jį išplatinę. Bet toliau tūkstančiai žmonių pasaulyje išeina į gatves. Dėl atakos, dėl Gazos ruožo bombardavimų, žmonių iškeldinimo bei humanitarinės krizės. Nuo Indijos iki Libano, nuo Berlyno iki Niujorko. Taip atrodė Palestinos palaikymas Barselonoje. Taip Nyderlanduose, Graikijoje, įspūdinga minia Londone. Buvo ir kontroversiškų pasirodymų, vienas tokių Airijoje. Tik ar žino, kad skanduotė nuo Jordano upės iki Viduržemio jūros reiškia Izraelio sunaikinimą? Tiesa, Paryžius surengė Izraelio palaikymo mitingą. Nuo JAV Kapitolijuje liberalų žydai surengė protestą prieš Izraelio atakas. Beje, eisenos ir Vilniuje žygiuos palaikantis Hamas, kurie dar kai kurių yra vadinami kovotojais, o ne teroristais. O Egiptas paskelbė apie pagalbos koridorių į Gazos ruožą per Rafos sienos perėją. Bus praleista apie 20 sunkvežimių. Tai gera žinia, nes pagrindinėje ligoninėje jau baigėsi degalai. Tuo netruko pasinaudoti Rusija. Paties Putino paliepimu Gazos ruožui bus nuskraidintos 27 tonos maisto produktų. Gal truputį tik kitur siuntinį reikia siųsti. O Lavrovas pareiškė, kad yra šansų, jog konfliktas taps regioniniu. Tai panašiau ne į perspėjimą. Ir paties Putino dviveidiškumas papiktino Vokietijos kanclerių. Puola Ukrainą ir kalba apie Izraelio agresiją. Rusija gona Rusijai. Tuo tarpu Izraelis sulaukė Britų premjero Rishi Sunako. Jo tikslas sustabdyti konfliktą nuo plitimo ir paskatinti humanitarinę pagalbą palestiniečiams. Po susitikimo Netanyahu pasakė skambią frazę: Hamas yra naujųjų laikų nacijai. Laikas pakalbėti ir apie rusų teroristus, kurie teroristina be pertraukų. Apšaudžius Chersono miestą sužeisti 3 žmonės. Per raketų ataką Zaporižėje žuvo 5 žmonės, dar 5 sužeisti. Rusijos raketai pataikius į užkandinę Mikolajivo srityje žuvo 2 civiliai, 1 sužeistas. Tuo tarpu Ukrainos pajėgos tęsė kontrpuolimą rytų ir pietų Ukrainoje, pasistumėjo į priekį netoli Bakhmuto ir vakarinėje Zaporižės srityje. Čia nukautas vienas šūdo gabalas pravarde Babajus, kuris dalyvavo puolime nuo 2014 metų. Tad teroristai toliau eikvoja pajėgas, resursus ir turimą laiką. Avdijivkos apylinkėse sunkiai tęsia puolimo operaciją. Jau sunaikinti net 63 oro gynybos renginiai. Laikinai okupuotame Sevastopolyje griaudėjo galingas sprogimas. Mieste paskelbtas perspėjimas dėl oro antskridžio. Mordoro gynybos ministerija pasisakė, kad Ukraina Krymui smogė raketomis iš oro gynybos sistemos S-200. Žodžiu, kur be pasisuksi, tai kažkas rūksta, tai kažkas dega. Per pastarąją parą Ukrainos dronai mažiausiai 18 kartų atakavo ir okupantų lauko stovyklą Kursko srityje. Dar viena labai maloni naujiena. Ukrainiečių jūrų pėstininkai išsilaipino kairiajame Dnipro krante prie Chersono ir išrūkė iš ten įsitvirtinusius Kremliaus pašlemėkus. Pasirodė smagaus ukrainiečių smūgio su atakams raketomis palydovinės nuotraukos. Labai gražus wallpaperis gaunasi. Pranešama, kad ją perdavė Ukrainai dar apie 20 taktinių balistinių raketų žemė-žemė. Tiesa, skaičius galimai netikslus, kad rusams netrukus būtų surinkta dar daugiau siurprizų. Ir gražių wallpaperių. Ukrainiečiai moka dėkoti.
Išties, labą dieną atakams. Ne tai, nesiaukit pas mus čia, netvarkyta viskas. Sėskit, vaišinkitės rusais. Panevėžio apygardos teismas atvėrė Kristijono Bartoševičiaus bylą. Buvęs Seimo narys yra kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius. Į posėdį atvyko pats Bartoševičius. Jis viešumoje nesirodė nuo pat skandalo pradžios sausį. Tiesa, kaltinamasis prieš posėdį buvo nekalbus. Savo kaltės nei pripažino, nei neigė, ir šiaip situacijos nekomentavo. Dabar turiu eiti į posėdį, labai atsiprašau. Paklaustas, kuo dabar užsiima, atsakė, kad stovi. Na, džiaugis stovėjimu, gali būti, kad tuoj teks ilgam prisėsti. Kartu su Kristijonu atvyko ir jo advokatas Olegas Šipkovas. Jis pirmajame posėdėje siekė, kad byla būtų perkelta į Vilnių. Anot jo, tai dėl visų proceso dalyvių patogumo. Kaip pas vaikus, tai važinėti nesunku, o į Panevėžį tai niekaip. Prokuratūra Bartoševičiaus bylą teismui perdavė Liepos pabaigoje. Tai byla čia ir liks, nes eksparlamentaro ir advokato prašymas buvo atmestas. Teisėjas Valdas Tiesiūnas sakė, kad bylos perkelimui į Vilnių nėra teisinio pagrindo. Po posėdžio kaltinamasis su advokatu į kalbas irgi nesileido. Tik pakomentavo, kad jiems vieta, kur bus nagrinėjama byla, nėra svarbu. Primenu, kad skandalas prasidėjo sausio 23 dieną, kai dar Seimo narys Bartoševičius, būdamas Čilėje, atsisakė savo mandato. Tuo metu jis neįvardijo tikslių pasitraukimo priežasčių, bet jau tą pačią dieną viskas iškilo į viešumą. Bartoševičius yra kaltinamas dėl 2 seksualinio prievartavimo ir 4 jaunesnio nei 16 metų amžiaus asmens tvirkinamųjų veiksmų epizodų. Taip pat dėl 4 mažamečių vaikų nesunkaus sveikatos sutrikdymo epizodų. Jis kaltę iki šiol neigia. Pagal baudžiamąjį kodeksą už seksualinį prievartavimą gali grėsti laisvės atėmimas nuo 3 iki 15 metų. Už jaunesnių nei 16 metų asmenų tvirkinamosius veiksmus iki 5. Na jeigu taip nutiktų ir tų metelių gautų, tai kad laikas kalėjime neprailgtų, reikės kažko užsiimti. Gal kokias dešras pardavinėti teks. Blitz naujienos. STT dėl galimai neskaidriai naudotų Vilniaus savivaldybės tarybos nario lėšų įtarimus pareiškė ankstesnėje kadencijoje dirbusiam Sergejui Dmitrijevui ir jo sutuoktiniai. Kaip skelbė STT 2019-2023 metų laikotarpiu, jis buvo sudaręs galimai fiktyvę negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį biurui su sutuoktinės vadovaujama privačia įmonė ir siekdamas asmeninės naudos savivaldybės administracijai kas mėnesį nuo 2019 metų rugsėjo iki šių metų balandžio pateikdavo kaip įtariama suklastotus finansinius dokumentus. Melagingų pranešimų dėl įstaigose neva padėtų sprogmenų nebefiksuojama. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo, kibernetinė ataka bent kol kas liovėsi. Atakos siejamos su Rusijos grupuotėmis, vyksta tyrimas. Pabrėžiama, kad tokios atakos gali pasikartoti, todėl budrumas turi išlikti. Jei prezidento rinkimai vyktų šį savaitgalį, didžiausio palaikymo sulauktų prezidentas Gitanas Nausėda. Artimiausi jo varžovai advokatas Ignas Vėgėlė ir socialdemokratų partijos lyderė Vilija Blinkevičiūtė. Toliau premjerė Ingrida Šimonytė ir Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. O jūs pasidalinkit komentarais, ar jūs vis dar su protiniais dantim, ar ir pas jūs jau buvo apsilankiusi dantukų fėja. O čia aš penktadieniais, kai pamatau, kad nėra tiek žinių. Komentarų metas. Giedras pasigėdo vakar žinių dėl grasinimų mokykloms. Na, bet juk ne visada gauni tai, ko nori. Kartais dieną, kitą reikia palaukti. Mes, pavyzdžiui, vis dar laukiam tavo antro baidarių video. O ir keli jūs rekomendavo Dominykui knygų paskaityti. Tai gal kokių rekomendacijų ir jam, ir man, ir visiems dalinkitės komentaruose. O gražaus jums savaitgalio ir pasimatysim kažkada. Čiau!